Jei kada važiuosite iš Panevėžio į Šiaulius, maloniai kviečiame užsukti į Raudondvarį. Raudondvario karalystėje stovi dvaras, Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius. Šios karalystės gyventojai ypatingi tuo, kad savo laiką skiria teorinių ir praktinių žinių įgijimui, nes nori būti elektromontuotojais, virėjais, sekretoriais, žirgininkystės verslo darbuotojais, automobilių mechanikais, dvariečiams šiame konkurse atstovauja kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės komanda. Ši specialybė pradėta rengti 2009 metais. Profesijos dalykų mokomosi 3 kompiuterių klasėse bei biuro organizacinės technikos kabinete. Šios specialybės mokiniai ne tik mokosi, bet ir dalyvauja rajoniniuose bei respublikiniuose konkursuose. Komandos pavadinimas Dvariečiai. Dvariečių komandą sudaro Dalius, dvaro karalius, kapitonas, labai mėgsta kompiuterinius žaidimus, turi susikūręs jiems skirtą asmeninį tinklalapį bei gerbia programą Photoshop, todėl mažai laiko skiria merginoms. Justina, šiuolaikiška dvaro panelė, kuri renkasi ne rankdarbius, o fotoaparatą. Po pamokų malonumą derina su darbu. Dirba įmonėje, kuri rengia šventinius banketus. Lukas, dvaro metraštininkas, mėgsta ilgai išsimiegoti, nes didžiąją nakties dalį skiria kompiuteriniams žaidimams. Vaikinas pagrindinis mokyklos laikraščio Mūsų veidai maketuotojas, mėgsta žaisti tenisą ir šypsotis. Lorenas, dvaro jaunikaitis, kuklus, visada besišypsantis, stengiasi mokytis savarankiškai, niekada neatsako padėti draugui. Linkime sėkmės visoms komandoms, nes, kaip pasakė Benjaminas Dizraelis, sėkmės paslaptis būti pasiruošus galimybei tada, kai ji ateina.